Mėly studentai, mūsų fakulteto bendruomenės nariai, kiekvieno rugsėjo 1 yra kažkas naujo. Tai ne vien tik tai po vasaros susitelkia dalykai, kurie naujai pasirodo rugsėjį, bet ir atsinaujantis studijų ir mokslo proceso etapas. Pamenu vieną savo rugsėjo 1, tai kai įstojau į Vilniaus universitetą 91 metais. Ir tai buvo rugsėjo 1, kada savaitė po Maskvoje žlugusio pučo, po kurio Lietuvą buvo pripažinę daugybė valstybių iš viso pasaulio. Tuomet buvo tam tikra euforija, bet buvo Vilniaus universitetas palyginti su menkesniais ištekliais ir su mažesnėm galimybėm nei dabar. Dabar Vilniaus universitetas yra visiškai kitoks, išaugęs ir jūs tikrai turite labai unikalią ir gražią galimybę studijuoti vienoje iš geriausių rytų ir vidurio Europos aukštojoje mokykloje. Ir vieno, ko aš norėčiau jums palinkėti, tai kad jums nepristigtų noro studijuoti ir siekti savo tikslų, kuriuos jūs užsibrėžėt. Taip pat linkėčiau supratingų dėstytojų ir dar vieno studijoms labai reikalingo komponento, tai gerų draugų ir geros studentiškos bendruomenės.